Sveikučiai pabiručiai, nagrinėsime horizontaliai mesto kūno judėjimo modelį. Na, meskime tą kūną horizontaliai. Atrodytų pradinis greitis štai taip. Galima įsivaizduoti, kad jūs ant uolos krašto metate akmenuką į jūrą, būtent horizontalia kryptimi, ir jūs galite tikėtis, kad akmenukas nukris štai tokia trajektorija, jei tik nebus oro pasipriešinimo. Realiai su oro pasipriešinimu ši kreivė atrodytų šiek tiek statesnė, bet mes fizikoje dažnai nagrinėjame teorinį modelį ir tik paskui pridedame visokius patikslinimus. Šis judėjimas yra ypatingas, nes vienu metu vyksta du vienas nuo kito nepriklausomi judėjimai. Jeigu jūs mestumėte kosmose akmenuką, kur būtų toli labai planetos kitos ir žvaigždės, tai akmenukas ir judėtų pradiniu greičiu, pradinė kryptimi, tačiau Žemėje dėl aiškiai išreikštos gravitacijos akmenukas ne tik juda X ašimi toliau, bet ir pradeda judėti Y ašimi. Šis principas, kai vyksta du vienas nuo kito nepriklausomi judėjimai, vadinamas superpozicija. Tai yra vienas žodis. Na ir panagrinėkime, kokiegi tie judėjimai vyksta. X ašimi judėjimas yra tiesiaeigis tolyginis. Taigi X koordinatė būtų V0 kart T pagal aiškiai žinomą formulę, o V0 būtų konstanta. Jei tik nebūtų oro pasipriešinimo, X ašimi judėjimas būtų pastoviu greičiu. Na, Y ašimi pradinis greitis yra 0, jo nėra, tačiau dėl laisvo kritimo pagreičio greitis vis didėja, todėl judėjimas yra tolygiai kintamas ir greitėjantis. Na, tokį judėjimą aprašo lygtis h lygų gt kvadratu iš 2. Šią lygtį galima išvesti iš paprastos judėjimo lygties per y koordinatę. Jūs žinote, kad toj lygty dar yra V0 t, toksai narys, tačiau V0 t y ašyje yra 0, nes nėra to pradinio greičio y ašyje, taigi mes turim tokį supaprastintą variantą. H lygų gt kvadratą iš 2. Taip pat x ašimi tai greitis konstanta, o y ne. Y ašimi vy yra v0 y minus gt pagal greičio lygtį. Tačiau jūs jau matote, kad narys v0 y lygus 0, nes judėjimo y ašyje pradžioj nėra, tai aš ištrinu šį narį ir gaunu formulę tiesiog, kad v lygu minus gt. Taigi šios keturios išraiškos mums yra svarbios. Na ir panagrinėkime, kaipgi atrodys tie greičio vektoriai kokiam nors taške A tam tikrų laiko momentų t. Tai tokiame taške greitis susidės iš dviejų projekcijų. Tai būtų viena projekcija V0. Jinai nekinta, kaip matote, x ašimi greitis tas pats, o y ašyje jau atsirado kažkoks greitis vy, kuris apskaičiuojamas pagal formulę minus gt. Tai jeigu tik turite laiką, galite įsistatyti šią formulę ir suskaičiuoti greičio projekciją y ašyje bet kokiu laiko momentu. Na ir tada, jeigu tai yra greičio vektoriaus projekcijos, tai pats vektorius būtų štai toks. Na, tai žinant tokį vektorių, pagal Pitagoro teoremą galima apskaičiuoti jo skaitinę vertę. Tai galima čia ir kampą rasti, kokį sudarys tas greičio vektorius su horizontu, ir paties vektoriaus ilgį ir panašiai. Tai štai toks yra teorinis horizontaliai mesto kūno judėjimo modelis. Sėkmės jums toliau mokantis fizikos.